jūs jau tikriausiai esate girdėję. Jeigu esi aktyvus, karjeros einantis keliu, siekiantis tikslų žmogus, tau visą laiką reikia papildomų asmeninių įgūdžių pagalbos. Šiandien mes kalbame hipnoterapijos tema, tai yra psichologijos, psichoterapijos rūšis, hipnoterapija arba hipnozė. Šiandien mes pokalbio metu pabandysime šiek tiek daugiau paaiškinti apie ką visa tai yra, kadangi tai yra sritis, kuri turi šiek tiek savyje mitų, legendų, sėkmės istorijų, matome filmuose, kaip yra pateikiama, girdime žmonių nuomonės, bet šiandien iš tiesų mes pateiksime jums visą tiesą, kas yra hipnoterapija. Taigi, šiandien su manim yra Samanta. Samanta, jūsų specializacija yra hipnoterapija, dėl ko mes čia ir susitikom, ar ne? Daugeliu to žodis, kaip jau minėjau, yra skamba mistiškai. Tai prašau šiek tiek daugiau, galbūt nuo pačių pagrindų įvadą apie pačią hipnoterapiją. Sveiki, malonu. Tai dabar kalbant apie hipnoterapiją, tai pačioj pradžioj aš manau, kad reikėtų atskirti hipnoterapiją ir hipnozę. Ne? Pirmas dalykas. Tai apie hipnozę teisybė, kad yra labai daug mitų, yra labai daug visokiausių istorijų. Žmonės susidaro tam tikrą nuomonę, nes hipnozę dažnai mato filmuose ir turi tam tikrų kažkokių išankstinių nuomonių apie hipnozę. Taigi, hipnozė, kas iš tikrųjų yra hipnozė? Hipnozė yra pakitusi būsena. Nereikia bijoti hipnozės. Į hipnozę iš tikrųjų įeiname natūraliai, patys daugybę kartų per dieną ir hipnozę visi žmonės iš tikrųjų yra patyrę. Duosiu pavyzdį. Tikriausiai yra tekę susidurti su tokiomis situacijomis, kai vairuojate iš taško A į tašką B ir važiuojate ir tiesiog kažką galvojate vairuodami ir visiškai nepagalvojate apie vairavimą, sąmoningai apie vairavimą negalvojate ir staiga atsidurėte savo kelionės tiksle ir galvojate, kaip aš čia atsidūriau, nes nemačiau, atrodo, nei kelio, nei ženklų, bet aš atvairavau, aš atvažiavau į tą vietą, ne? Bet jūsų mintys, jūsų visas sąmoningumas atrodo buvo kažkur kitur, ne? Tai va ta būsena prilyginama hipnozei. Arba, tokios būsenos, kaip pavyzdžiui, žiūrite filmą ir įsijaučiate į tą rolę kartu su personažu, galite verkti, galite mylėti kartu, galite jausti tą patį, ką jaučia filmo personažas kartu, ne? Atrodo taip tikroviška, taip tikra, arba skaitote knygą ir kartu ten irgi tos tokius jausmus netgi jaučiate, tai irgi yra prilyginama hipnozei. Tai va tos būsenos. O hipnoterapija tai yra, kada mes hipnozę, tą pakitusią sutelkto dėmesio būseną panaudojama terapiniais tikslais. Žmogui padėti įveikti tam tikras problemas, ir čia yra terapiniais tikslais naudojama hipnozė. Tai va, toks būtų trumpas paaiškinimas galbūt. Supratau. Tai jūsų pagrindinių sprendžiamų problemų yra, kas yra susijęs su mityba, su svoriu. Taip. Ne? Tai atrodo žmonės iš tikrųjų, yra visokiausių nuomonių, kas yra svoris, kas yra grožis, ar ne, nes vieniem yra svoris, yra grožis, kitiem yra sveikata. Ar ne, mes žinome statistinius duomenus Lietuvoje, kokios yra problemos ir nuo ko jos atrodo yra. Ir aš atsimenu tokį posakį, kad visas gyvenimo problemas savo prigrebė su šaukštu ir šakute. Tai čia viena iš tų dalių. Tai jūsų specializacija yra būtent su mityba. Taip. Tai gal galite šiek tiek plačiau? Taip, tai aš taip pat esu psichologė, psichoterapijos praktikė, hipnoterapeutė, mitybos kaučerė, galėčiau vardint. Ir mano specializacija yra valgymo sutrikimai ir sutrikęs valgymas. Tai yra man įdomiausia sritis, mano domėjimosi sritis ir daugiausiai ir dirbu su šiomis temomis. Aš padedu žmonėms atsikratyti viršsvorio ir įveikti tą sutrikusį valgymą. Dirbu tiek su diagnozuotais valgymo sutrikimais, tiek su, rečiau diagnozuojamais, bet dažniau pasitaikančiais valgymo sutrikimais, tokiais kaip vakarinis persivalgymas, apskritai persivalgymas, naktinio valgymo sindromas, nes tai yra tikros ligos, ne? Labai dažnai žmonės su šitom problemom susiduria. Ir taip, tikrai Lietuvoje nutukimas, viena iš tų tokių problemų, yra Europoje bene pats didžiausias. Lietuvoje yra labai labai daug žmonių, kurie susiduria su viršsvoriu ir dažnai tas
tas viršsvoris atsitinka kodėl? Dėl to, kad žmonės persivalgo. Valgom per daug, valgom per didelės porcijas, valgom per dažnai. Bet gal mes per daug skaniai valgom tiesiog? Taip, ar tai yra? taip. Bet iš kur tada tas privalgymas? Nes aš esu girdėjęs apie tą emocinį valgymą. Tai šiek tiek ir pasakykit, įvardinkit, kas ir iš tikrųjų kas, nes šiek tiek čia yra tos maišaties. Taip, šiek tiek maišaties. Tai dabar, žiūrėkit, visi žmonės kartais persivalgo, viskas gerai. Čia nereikia demonizuoti, nereikia labai jau čia savęs taip kaltinti ar gėdinti ar kažkaip plakti savęs už tą persivalgymą. Visi žmonės tikrai retkarčiais persivalgo. Yra kalėdos, yra Velykos, yra gimtadieniai, griliaus vakarėliai ir panašiai. Ir tikrai tas pasitaiko visiems. Tol, kol tas persivalgymas nėra kažkoks kasdienis dalykas ar nėra apsunkinantis žmogaus gyvenimo, ane? Kas atsitinka, kada tas persivalgymas tampa kasdienis arba net kelis kartus per dieną pasikartojantis, kada persivalgymas jau sukelia tam tikrų sveikatos problemų, kada persivalgymas akivaizdžiai žmogų tukina, turime viršsvorio problemą, ten antrinės visokios lygos, sakykime, antro tipo diabetas, sąnarių skausmai ir, galima būtų vardinti ir vardinti. Tada jau tas persivalgymas jau jisai yra problematiškas. Dabar, kalbant apie emocinį valgymą, vėlgi yra daugybė visokių tų tipų būtų galima išskirti ir galima būtų pasianalizuoti, kaip atrodo tas emocinis valgymas. Jis būna labai skirtingas ir skirtingiam žmonėm pasireiškia. Sakykime, kai kuriais atvejais žmonės patiriantys stresą save guodžia ir malšina tą stresą maistu. Sakykime, darbe žmogus patiria sudėtingas stresinės situacijas, ir jisai užkanda daugiau maisto, tarsi save paguosdamas ten tuo papildomu pyragaičiu ar didesnė porcija, jisai taip nusiramina. Kažkokios santykių problemos galbūt šeimoje, galbūt problemos su vaikais, užmiega visa šeima, nueina visi miegoti, ilsėtis, o mama ten ar moteris, ir vyram, pasitaiko ne tik moterim, vakarės visa šeima suminga ir dabar šaldytuvas, virtuvė, spintelės, maisto ieškojimas, toks, pagaliau laikas man ir aš pradedu valgyti, užkandžiauti ir tas toksai emocinis valgymas, kada tą užkandžiavimą palydi emocija tam tikra, kada aš valgau emocinių pagrindų, ne dėl to, kad aš jaučiu alkį, ne dėl to, kad aš tikrai esu dabar alkanas ir mano kūnui reikia maisto, mano kūnui reikia kuro, bet dėl to, kad aš jaučiu kažkokią emociją ir dažniausiai ta emocija nėra maloni ir aš nenoriu jos jausti ir dėl to, kad aš jos nejausčiau arba jausčiau mažiau, aš užvalgau kažką ir kol valgau, man yra malonu. Nes iš tikrųjų, kol valgau. Tai aš ką girdžiu, blogai jaučiuosi, tada imu gerą emociją. Tai čia yra kaip ir kompensacija, kad vietoj blogos pakeisti gerai ir tada mes naudojam maistą tam. Nėra gerų ir blogų emocijų, bet jos tiesiog gali būti, sakykime, nemalonios, ar problemos, kurių mes nenorime spręsti ir tada mes griebėmės maisto kaip sprendimo. Nes maistas yra, ko gero, pati greičiausia terapija, tik tiek, kad jinai neveikia. Jinai veikia tol, kol maistas burnoja, tol, kol aš linksminu savo skonio receptorius, tol, kol tas maistas burnoja, bet kai aš jau praryju ir priryju daugiau negu man reikia, tai aš, žinot, kas būna. Tada yra viršsvoris ir visos kitos problemos, tai ta terapija neveikia. Tai tas emocinis valgymas, ir paskui visos kitos problemos prasideda nuo to. Supratau, tai dabartis, kalbant apie tos metodus, kaip jūs tai darot, ar ne, kokie tai yra jūsų įrankiai, nes, sakykime, kas yra susijęs su alkoholiu, tabaku, esu girdėjęs kodavimą, ar ne? Taip. Čia kai dabar kalbama, kad cukrus irgi priskirimas liktai narkotikui, nes tai suveikia mūsų chemiją organizmo, ar ne? Tai, o kaip yra su valgymu? Ar čia irgi yra kodavimas, ar yra kažkokie kiti procesai? Šiek tiek papasakokite apie tos metodus, kurias naudojate. Tai, sakykime, valgymo sutrikimų srityje apskritai visame pasaulyje aukso standartas yra kognityvinė elgesio psichoterapija kaip pagrindinė terapijos forma gydyti visiems valgymo sutrikimams. Aš naudoju kognityvinę elgesio terapiją bei hipnoterapiją ir kombinuoju šitas dvi terapijas, nes tai duoda absoliučiai pranašiausią turbūt rezultatą. Turbūt nieko nėra kažkokios kitos terapijos, kuri duotų greitesnį ir geresnį rezultatą. Kada mes turime ir tokias sudėtingesnės situacijas, pavyzdžiui, priklausomybė cukrų, ir aš drįstu sakyti priklausomybė, nes žmonės, kurie valgo cukrų ir saldumynus tikrai dideliais kiekiais, jie sutiks su manimi, kad tai yra priklausomybė,
nes žmonės susiduria su tikrai labai didelėm problemom, valgo dideliais kiekiais ir sustoti negali. Tada galime taikyti kodavimą. Tai yra kodavimo metodikos, jos paremtos yra hipnoterapija, modernios, šiuolaikinės metodikos ir labai labai sėkmingai 1 ar 2 seansų metu mes galime pakeisti tą idėją žmogaus pasąmoniai, kad saldumynai yra malonu. Tai mes pereinam iš tos idėjos, kai dabar žmogus turi labai labai stiprų potraukį saldumynams, mes pereinam į visišką abejingumą kodavimo metu. Sakykime, kada žmogus persivalgo saldumynais ir turi nenumaldomą potraukį saldumynams, jie bando spręsti tą problemą, pavyzdžiui, cukraus detokso programom, kažkokiam sukanda dantis, sugniaužia kumščius ir sako, dabar 14 dienų nevalgysiu jokio cukraus, jokių saldumynų, ne? Tokia, tarkim, egzistuoja tokios programos ir jos gana populiarios yra. Ir viskas yra su tuo gerai ir kartais žmonėm ir pavyksta, bet žinot kas, tai yra porą savaičių ten ar 3 savaitės ar kažkiek žmogus laikosi, bet jis valios pastangom laikosi. Ir tos valios pastangos, jos reikalauja milžiniškų pastangų. Ir po kiek laiko išsenka ta valia. Neužtenka nei tos valios, neužtenka žmogui tiek jėgų sukandus dantis ten laikytis. Tai va, kodavimas gali būti labai labai naudingas ir labai labai prasmingas šiuo atveju, kada yra ta tikra cukraus priklausomybė. Ir kai aš sakau cukraus priklausomybė, tai čia ne tai, kad žmogus užkandžiauja šokoladų ir šiek tiek padaugina. Aš turiu klientų, kurie valgo cukrų šaukšteliais tiešiai iš cukrinės ir nenueina miegoti, nesutvarkė kelių indelių uogienės ar medaus ar kažko. Tai egzistuoja, tai yra ir tai ne tai, kad ten šokoladukas čia ar ten prie kavutės. Tai yra tikrai labai labai dažnai pasitaikanti problema. Gerai, toks nenumatytas klausimas iš tikrųjų dabar kilo. O kodėl, pavyzdžiui, pasirinkimas žmogaus, būtent visą koncentraciją cukrų, bet tarkim vištiena? Kažkoks mėgiamas patikalas, arba tarkim batonas, kokia nors, tarkim, kad ir bandelės, ar ne irgi cukrus, bet nes čia taip, kad žmogus nešaukštis pradėtų cukrų valgyti, ar ne, tai man tai atrodo tai jau labai radikalu, ar ne, labai toks kraštutinis dalykas žmogaus pasirinkime. Bet o kitų maisto, ar yra koncentracija kažkokiu konkretų kitą negu cukrų? Yra, gali būti traškučiai, būna, kad žmonės valgo, pavyzdžiui, čipsus, traškučius, ne, kažką tokio, ypač tie, kurie žmonės turi šiek tiek pykčio problemą. Tai čia tiesiog gal čia iš protėvių šiek tiek atėjęs tas traškinimas, valgo popkornus arba traškučius ir kai traškina šiek tiek... Čia mano vaizdinys, tie, kur būdavo su 3 juostom ir 7 kas valgo. Šiek tiek yra sąsajų. Tai tas traškinimas šiek tiek su pykčiu susijęs, bet irgi būna pripratimas. Aš minėjau cukrų, minėjau šokoladą, yra žmonės, kurie valgo saldainius. Esu turėjus tokių klientų, kurie kreipiasi, atvyksta ir sako, deda visas kortas ant stalo atvirai, aš valgau guminukus nuo ryto lygi vakaro ir aš negaliu sustoti maišais guminukus. Tas šokolado atvejais labai dažnai pasitaikantis nuo ryto lygi vakaro, ten plytom šokoladas. Batoną, miltinius patiekalus irgi yra, gan dažnai pasitaiko, miltiniai, klientai sako, kepyklėlės kaip bažnytėlės, galiu nueiti ir ten seilės varvint prie tų stiklų atsistoja. Vištienos niekas nepersivalgo tiek, kad neturėjau dar tokio kliento, kad persivalgytų vištienos ten iki visiško nukritimo, bet jeigu būtų, aš mielai pabandyčiau, jeigu reikėtų ir tokį kodavimą padaryti. Žodžiu, esmė yra kokia. Mes galime perrašyti tą pasąmoninį kodą nuo visiško nesuvaldomo potraukio iki visiško atmetimo. Ir kas atsitinka po kodavimo, kad jūs nueinate į parduotuvę, pažiūrite į tas lentynas, kur sudėtas tas šokoladas, kurio prieš tai jūs taip troškote ir norėjote ir dabar pažiūrite į tą šokoladą, jausmas koks, lyg žiūrėtumėte į batų tepalą. Į batų tepalas, nevalgot jums neįdomu. Dabar pažiūrit į batų tepalą, į šokoladą, jausmas toks pats, lyg tai būtų batų tepalas padėtas. Viskas. Nesinori. Visiškas abejingumas, o kartais net ir atmetimas tos. Nesinori. Tai. O pavyzdžiui, tarkim, grįžtant prie to persivalgymo, ar ne, tarkim, jau tas žmogus, kuris jaučia viršsvorį, ar ne, ir jam tai automatiškai trukdo kokybiškai gyventi. Tai pasilenkti užsiriš batus, ar tai ten kažkoks daiktą, ar ne, ar tai ilgiau eiti, ar tai kalno kopti.
Ir kiti renkasi operacijas, tokios kaip skrandžio mažinimas. Bet aš esu girdėjęs, kad yra metodų ir to psichologinio skrandžio mažinimo metodų. Taip. Kažką esu girdėjęs, galite pasakoti apie tai? Taip, tai su skrandžio mažinimu viskas yra gerai. Skrandžio mažinimo operacijos yra atliekamos visame pasaulyje, Lietuvoje jos irgi yra populiarios ir jos yra atliekamos žmonėm, dažniausiai, kurie turi jau didelį nutukimą, bent jau ten 2-3 laipsnio nutukimą ir valgo labai didelėm porcijom ir kartais tai gali būti tikrai išsigelbėjimas tam žmogui, kuriam nepavyksta niekaip jokiais kitais būdais numesti svorio. Bet žinot, kas atsitinka labai dažnai, kad tie žmonės, kuriems yra atlikta skrandžio mažinimo operacija, jeigu jie nekeičia sakykime, įpročių ar gyvenimo būdo, jie labai dažnai tą svorį atauga. Kodėl? Nes problema yra ne skrandžio dydyje, problema yra galvoje. Ir patys bariatrijos chirurgai, kurie atlieka tas operacijas, jie dažnai tą frazę kartoja. Jie sako, mes darom apylanką ant skrandžio, ne ant smegenų. Mes operuojam skrandį, ne smegenis. Ir jeigu problema, dėl kurios žmogus yra prikaupęs tą viršsvorį, yra emocinis valgymas, ta problema išlieka. Nesvarbu, ar tas skrandis sumažintas yra, ar jisai tokio pačio dydžio. Jeigu emociškai žmogus turi tuos potraukius valgyti ir turi tą emocinę skylę, kurią nuolatos bando užkimšti kiekvieną vakarą, tuo pertekliniu maistu po skrandžio mažinimo operacijos ta skylė išlieka. Suprantat, išsidėvi tą naujieną, kad ta operacija buvo atlikta, praeina metai 2-3, žmogus numeta ten kartais 50-70 kg, atauga dar daugiau. Mano kabinete pilna klientų, aš turiu tiek klientų, kurie jau yra turėję skrandžio mažinimo operacijas ir dabar grįžta ir vėl kortos ant stalo gelbėkit, nes nesuveikė, viską numečiau, ataugau ir dar sukaupu ir viskas buvo perniek. Na ir aš vėlgi taikau hipnoterapiją kaip išeitį, kaip gana greitai ir efektyviai išeitį, nes matot, fundamentali tiesa yra ta, kad jūsų pasąmonė, kaip aš sakau, pasąmonės taisyklė numeris 1 yra ta, kad jūsų pasąmonė tiki viskuo, ką jūs galvojat. Ir nėra skirtumo tarp to, ar tai labai labai ryški vaizduotė, ar tai yra tikra jūsų patirtis. Tai jeigu aš jūs įvedu į hipnozę, jūs esate tikrai labai giliai ir aš suformuluoju tą idėją, kad dabar jums šviežiai atlikta skrandžio mažinimo operacija, jūs išeinat po tos hipnozės, kaip mano klientai, ir 3 dienas nieko nevalgo, tik tai skystą tyrelę po 50 gramų ir į 3 dieną man parašo žinutę, pagaliau suvalgiau vieną jogurtuką, nuo rytojaus tam bandysiu kažką daugiau. Ir tada pradeda valgyti bariatrinę dietą, apsilanko pas dietologą, gauna tikrą ten tą mitybos planą, lyg iš tikrųjų būtų atlikta skrandžio mažinimo operacija ir be jokių pjūvių, be jokios žalos organizmui pradeda gyventi taip, lyg būtų turėję tą procedūrą. Tai va toks metodas. Tai čia tie, kur buvo, čia jau mane, ko gero, pritaikėt 2 lygius mažinti. Jūs nežinojot, bet aš jūs iš lėto kodavau sceninės hipnozės triukai. Tai klausimas iš tikrųjų rimtas. Jaučiat, kad sotumo jausmas ateina. Jo, aš jau iš karto aukštesnis tapau. Valgyt nesinori. O iš tikrųjų, iš ko visą tai atėjo? Pati gyvenat, kiek žinau, aktyvų gyvenimą. Turit būtinių įsipareigojimų daug. Jūsų šeima yra didžiulė. Pati aktyvi esat ir sporte ir panašiai. Iš kur atsirado ta jūsų veiklos, nežinau, aistra, įkvėpimas, tas gyvenimo kelias? Na, žinot, aš, kaip visada sakau, turiu labai daug teorinių žinių, bet ir praktinių žinių. Praktinių žinių, ne tai, kad turiu klientų labai daug, bet ant savęs viską išbandau. Ir nuo iki. Ir esu patyrus, nepaslaptis, kad esu patyrus pačius bjauriausius valgymo sutrikimus, tai esu mačius visišką dugną, kaip atrodo tikrai labai labai negražus tie valgymo sutrikimai. Ir tas toksai, gal net pasakyti, emocinis dugnas, na, išsigydžius tuos, atėjo ta persivalgymo liga, kuri mane persekiojo metus. Ir aš gyvenau toje zonoje labai ilgai, tol, kol netradau hipnoterapijos. Ir išbandžius buvau absoliučiai viską, man niekas nepadėjo. Kai hipnoterapija man padėjo, tai aš tada kažkaip ten po truputėlį pradėjau domėtis, galvojau, gal net ir aš galėčiau padėti kitiems. Praleidau 12 metų tarptautinėme versle, paskui susidomėjau labai terapiją, baigiau psichologijos bakalaurą, dabar baiginėjau psichologijos magistrą
3 metus studijavau klinikinę hipnoterapiją, na ir daugybę tų mitybos studijų ir panašiai. Ir va dabar mano misija yra padėti kitiem išspręsti tas valgymo, nevalgymo, persivalgymo problemas greitai, efektyviai ir susigrąžinti laisvę gyventi laisvai, gyventi taikoje su savimi ir su maistu. Ir jeigu aš galiu išlaikyti tą tokį sveiką balansą, aš beje numečiau beveik 30 kg. Tikrai turėjau nemažai prikaupus to svorio, buvo tikrai sunku atsikratyti, tai ant manęs tie metodai suveikė ir kaip aš sakau, jeigu aš, būdama 5 vaikų mama, neturėdama laiko ten tikrai dietom ir sportui labai minimaliai, jeigu sugebu kažkaip taip išvairuoti, išlaviruoti, aš manau, kad tą gali ir kiti. Ir aš esu pasiruošusi parodyti, kaip tą padaryti, tuo tokiu pasąmoniniu būdu, ne kažkokiam dietom, ne mitybos planais, nealinant savęs, nesėdint tam užburtam dietų rate, su tam žina kalte, suvalgiau tą, suvalgiau na, negalima, kas čia bus, kaip čia ką daryti. Nu, yra tas toksai pasąmoninis sraigtelis, kurį mes galim pasukti ganėtinai lengvai, pakankamai greitai ir išsilaisvinti ir tikrai gyventi daug kokybiškesnį gyvenimą. Supratau, papildomas klausimas. Atvirkštinis variantas. Nes yra vartojimas vartojimas per daug, nesveikas vartojimas, bet yra dar kitos su mitybos susijusios problemos kaip anoreksija, bulimija ir panašiai. Ar tie dalykai irgi sprendžiasi su hipnoterapijos pagalba? Taip, žinoma. Tai šitais atvejais daugiau taiko kognityvinė elgesio terapija, tai žinoma, tai kaip ir aš minėjau, yra aukštas standartas gydant valgymo sutrikimus. Ne per seniausiai baigiau labai specializuotą patobulintos kognityvinės elgesio terapijos kursą Oksfordo universitete. Tai čia jau buvo pats aukščiausias išsilavinimo toksai diplomas, kurio labai didžiuojasi. Tai va ten būtent valgymo sutrikimams gydyti tas kursas buvo skirtas. Ir taip mes taikom kognityvinę elgesio terapiją ir per hipnoterapiją galime pagreitinti tą procesą labai skirtingais aspektais. Galima dirbti tokiais, sakykime, atvejais, gilintis į pasitikėjimą savimi, į motivaciją ir tokius visokius dalykus, kaip padėti tam žmogui greičiau pasiekti tą rezultatą, ne? Ir aš turiu tikrai labai gražių atvejų, kada, sakykime, hipnoterapijos dėka ar panaudojant hipnoterapiją mes galim gerokai greičiau pasiekti rezultatą, negu su tik paprasta terapija, ne? Aš, kaip sakau, mes hipnoterapeutai labai mėgstam metaforas, tai aš šitą dažnai mėgstu pasakyti, kad paprasta terapija, tai mes einam takučiu į priekį ir mes pasiekiam tikslą. O hipnoterapija, tai sėdam į automobilį ir važiuojam autostradą 160 km/h greičiu, nes mes važiuojam tiesiai į pasąmonę. Pasąmonė ten yra maždaug 80% mūsų sprendimų. Mes priimam sprendimus, jie yra pasąmoniniai, mes net negalvojam. Tokie maži sprendimai, ką rengsimės, ką valgysim, kur eisim, ką darysim, viskas ten tarsi už mus jau yra dalinai nuspręsta. Ir mes einam ten tiesiai į pasąmonę, ten, kur yra šaknis. Mes tą šaknį galim išrauti, mes galim pakeisti, mes galim perrašyti senas programas. Tai va ta moteris, sakykime, kuri užstrigo ten toje anoreksijoje, būdama 13 metų, kažkur ten seniai įsitikinimai sukūrė tą tokią idėja, kad turi jinai būti labai liekna ir jinai ten dabar praėjo ten, nežinau, 15 metų ir jinai vis dar verda toj ligoj, jinai išgyveno, jinai apgyjus tokia apsveikus, bet jinai vis dar toj ligoj. Mes galim eiti ten tiesiai ir pravalyti tas idėjas, pravalyti tuos senus įsitikinimus ir statyti naujai tą pasitikėjimą savimi, savivertę ir ko pasekoje tada galime dirbti jau su maistu, su tais visais kitais dalykais, gerokai pagreitinant tą sveikimą ir tą gyjimą. Taip. Supratau. Na, temų čia daug. Aš dar turėčiau papildomų klausimų begalės, bet visgi, ką palinkėtume žiūrovam, kuris išgirdo, kuris atrado save toje situacijoje, apie kurių problemas mes kalbame? Palinkėčiau turbūt nepabijoti pabandyti, palinkėčiau
pabandyti pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Jeigu persivalgote kiekvieną dieną ir vis dar perkate mitybos planus, tikėdamiesi, kad dar viena dieta ar kažkokia kitokia mityba išspręs tą problemą, nebedarykite to. Ieškokite išeities savo viduje. Visi atsakymai slypi mūsų galvoje. Ir šiek tiek pakreipus mąstymą galima išspręsti tas problemas. Tai nepasiduokite, net jeigu ir 50 metų persivalgote iki nukritimo kiekvieną dieną, išeitis vis dėlto egzistuoja ir galima kažkaip pakeisti tas situacijas naujai. Supratau. Nu tai, ačiū Jums. Dėkui.